Gal dabar aš neimsiu, nešvaistysiu daug laiko ir apsižiūrėsiu tai kažkur kitur dabar. Gal jo dar geležies štai yra. Paimkim šitą geležiuką. Čia nebėra, gal dar šoniko buvo. Dabar nesikasiu. Paimsiu šitą. Jo, geležies iš tikrųjų daug čia šiame keive atradau. Nors aš dar neištyrinėjau turbūt nei pusę šito keivo. Ir aš jau iškasiau 45 geležies blokus. Aš uždėsiu šitą vandenį dabar čia. Bet kadangi čia nieko nėra, tai patrauksiu atgal. Gal dabar įlipsim čia ir žiūrėsim, iš kur teka šitas vanduo. O matau, kad jis teka iš aukštai. Ne, tai nėra labai aukštai. Lemba, čia neuždėjau. Gerai bus dabar. Svarbu, kad nebūtų ant žemės vandens. Ir gal aš nusileisiu o čia šito vandeniu. Oi, gerai, kad taip. Ir man atrodo, kad ne, vanduo tiesias toliau iki pat lavos. Ir čia yra dar vienas šaltinis. Šį uždėsiu. Ir man atrodo, čia yra ta pati vieta, kuri aš jau arba dar čia nebuvau. Čia yra 12 gylis. Tai praktiškai galiu rasti čia deimantų. Todėl gal aš užpilsiu šitą lavą. Ir pabandysiu paeit toliau, kas čia daros toliau. Išdėsim torčą, nes žiūrėk šitą visą užpilsiu. Matau, kad aš jau čia buvau. Turbūt iš kitos pusės. Todėl vis tiek noriu daryti iki galo. Va, redstone radau. Šiaip redstone dažniausiai jau kartais net nebeimu, kai būna perteklius, bet dabar pradžioje tai tikrai paimsiu. Dėl kad esu sumanęs padaryti gražų tai apšvietimą name iš šitų redstone lempų. Paimsiu šitą geležį, to paimsiu redstone. Ai, ten jau viskas pradėjo kristi lava. Šiaip esu radęs nemažai deimantų arti lavos. Va šitokiuose visokiuose mažuose tarpeliuose. Kaip pavyzdžiui, va čia, kad vos gali įlyst. Ir ten yra visko praktiškai. Kaip ir čia šitas auksas, va, redstone'as. Užpilsiu šitą lavą. Čia manau, kad nebėra nieko. Bet vis tiek mažėsiu. Čia paliksiu tokį kaip apšvietimą. Ir čia yra kaip posūkis, iš kur aš atėjau. Jo, ten yra kita pusė. Paimsiu šitą goldą. Iškasiu. Goldas, geležijas ir redstone'as. Visai nemažai resursų vienoje vietoje. Tai paimam šitą redstone'ą. Jo, vos nesudegė man redstone'as. Kuriuo užpilam vandenį. Šitos lavos. Užsidedam torčą. Ir bandom paeit dar toliau. Šito lavos tuneliu. Gylis yra labai didelis. Todėl
yra didelė tikimybė atrasti dar daugiau deimantų. Vo. Dar užpilsim čia. Sudėsim torčą. Čia prasikasim. Iš tikrųjų dabar yra rytas. Ne, kur čia rytas, jau pietus. 12 valanda. Iš tikrųjų nežinau, kada šita video bus sukelta, nes prieitą video, kai kėliau aš, buvo gal kažkur apie 6 gigabaitai užėmė man tas video. Po to, kai aš jį sutvarkiau per Windows Live Media Player, man jis pasidarė 800 megabaitų, taigi vis tiek yra nemažai. 800 megabaitų yra nemažai, kol YouTube man kėlė, nežinau kiek laiko praėjo, iš tikrųjų ilgai, kelios valandos gal. Tad nežinau, gal kas nors, dar daugiau deimantų. Vat ko aš ir norėjau. Iškišiu šitą visą vandenį, kad man čia netrukdytų. Nežinau, iš kur iš kažkur tai iš čia. Ir pasiimsiu šitas deimantus. Va, ir ką norėjau pasakyti. Gal kas nors, tai kas kūrėt, žmonės kūrėt irgi, žinau, video daug kas. Ir kokias programas naudojat, kad sukompresinat normaliai failą, kad galėtumėt, pavyzdžiui, YouTube įkelt greitai. Tada, aišku, padaryčiau žymiai daugiau video daryčiau nei dabar, nes dabar video darau po, nežinau, kada aš įkeliu prieitą video, tai aš filmuoju gal po poros dienų, ar nežinau, gal jau 3 dienos praėjo, gal dar ilgiau. Todėl norėčiau, kad ir man būt geriau, kad galėčiau dažniau filmuot ir jums, kas laukėt mano video, kad kelčiau greičiau. Todėl prašau, kad kas nors padėtumėt ir surašytumėt komentaruose, kokias programas naudojat, kad sukompresint failą. Tai turbūt būtų tiek šiandien ir aišku, laikinkit, dalinkitės, subscribinkit ir susitiksim kitam video. Ir sakau jums iki.